Sveiki, su jumis Tamsos darbuotojas Ignas. Šiandien norėčiau jums pristatyti Godin firmos gitarą. Modelis yra Velocity. Gitara pagaminta Kanadoje. Korpusas, deka, yra iš kanadietiško klevo, o dekos sparnai yra iš tuopos. Pats grifas padarytas irgi iš klevo, o piršlentė, taip vadinamas fingerboardas, iš raudonmedžio. Gitara turi du single coil nuėmėjus ir vieną humbuckerį. Bridge pozicijoje stovi įdėtas yra Seymour Duncan SH5 nuėmėjas, o single coil yra Godin firmos GS1 nuėmėjai. Tai vat. Pati gitara turi 5 padėčių switchą nuėmėjams, vieno tono kontrolinį knobą ir vieną garso knobą. Gitara, kaip matote, yra su tremolo sistema. Tai va, dar šitą gitarą turi tokį daikčiuką vadinamą revoiceriu. Iš esmės tai tiesiog toks daikčiukas, kuris nuėmėjus perjungia iš aktyvių į pasyvius ir atvirkščiai. Iš esmės, grojant su pasyviais, su pasyvia konfiguracija, galima save lengvai išsikelti garso atžvilgiu ir dažnio atžvilgiu. Pavyzdžiui, kai įjungiamas revoiceris, automatiškai atsiranda truputėlį geino, aukštų dažnių ir signalas apskritai yra truputį sustiprinamas. Pavyzdžiui, tai yra labai geras variantas, kai jūs neturite jokio garso stiprinimo, boosterio, geino boosterio ar ko nors panašaus. Jūs galite vienu mygtuko paspaudimu, grojant ant pačios gitaros, save išsikelti solo partijų, pavyzdžiui, kai reikia groti solo partiją ir nori save iškelti iš visos grupės, koncerto metu, repeticijų metu, nesmė, kur tik panaudosi. Bet to pats tembras gali patikti, tai automatiškai galima ir visada su juo groti. Drivas labai paryškėja, tampa toks stiprus, toks įžūlus, galima taip pavadinti. Tai va, pagrokime. Dabar grosiu su single coil nuėmėju, neck pozicija. Įjunkim revoicerį. Kita padėtis. Be revoicerio pagrokime. Įjungti revoicerį. Tai va, kaip matote, revoiceris puikiai iškelia gitaros garsą, prideda daug tokio aukšto geino, jeigu taip galima pavadinti. Tai va,
Pamėginau pagroti su SH5, tai yra bridžiniu Seymour Duncan nuo Emil.